So, men, I'm truly honored to be with you this morning. Tik man didelė garbė šiandien būti su jumis. Taip. Šiandien pamokslausiu angliškai ir kad būtų aiškiau. But I'm honored to be here. Man garbė čia būti. This is my first time attending the Baptist Men's Conference. Pirmas kartas, kada aš lankausi šitoje konferencijoje. And I pray that we'll have more opportunities to gather and grow together in the grace of God. Tikiuosi, kad bus daugiau galimybių kartu mums augti Kristaus malonėje. I've enjoyed our time of fellowship. Man labai patinka bendrystės laikas čia. It's been wonderful. Nuostabus yra. As I stand here before you, I feel really a great responsibility as I give this last message before we go home. Čia kai stoviu, jaučiu tokią labai stiprią, didelę atsakomybę duoti tą tokią paskutinę žinią prieš mums įsiskirstant važiuojant namo. To our homes, families, churches. Kada grįžtam namo po savo šeimos, į savo bažnyčias. And I cannot stress enough the importance of the topic I want to share with you. Negaliu pakankamai išreikšti tos tokios svarbos žinios, svarbos to, ką noriu pasakyti jums šiandieną. As we'll talk about David's failure. Mes pakalbėsime apie Dovydo nuopolį. His great failure. Jo tą didįjį nuopolį. And I hope that we will see how the grace of God in David's life led him to repentance and restoration. Ir ką noriu, kad mes pamatytume per tai, kad kaip Dievo malonė vedė Dovydą atgailauti ir atstatė jį. This morning I want you to know that I'm preaching to myself. Ką noriu žinot, kad jūs žinotumėte, kad šį rytą aš kalbu savo. As we speak about sin, Kai kalbam apie nuodėmę and the danger that we are in to experience moral failure, ir tas pavojus, kai kiekvienam iš mūsų mes turime tokią galimybę tą tokią moralinę nuosmukį, moralinę nuodėmę patirti, įpulti į tai. it's real. Tai yra realu. For me and for you. Lygiai tiek man, lygiai tiek ir tau. And I hope we'll see two things this morning. Ką noriu, kad mes pamatytume šitą, tai yra tokie du dalykai. And we will understand, maybe clearer, have a biblical understanding of sin. Suprasti biblinį supratimą, kas yra nuodėmė. And that this understanding would really cause us, and I'm speaking to believers, that we would believe the gospel. Ir kad taip, tikintiesiems dabar kalbu, kad tai priverstų mus dar labiau tikėti Evangeliją. That we would believe the gospel. Kad tikėtume Evangeliją. That we would see the greatness of God's grace. Jo malonės didybę pamatytume. And that we would be continually resting and trusting in the grace of God, His steadfast love. Kad mes ilsėtumėmės ir pasitikėtume tą malonę, tą Dievo meilę, kuri nesibaigia, ištikima yra. Thank you, Gediminas, for sharing this morning about God's steadfast love. Ir Psalm 117. Meilė, nepaliekanti ištikimoji meilė, Psalmė 117, ačiū Gediminui. This is our hope. This is our only hope. Tai yra mūsų viltis ir jinai vienintelė mūsų viltis. Understand. Tai supraskite. Our hope is that the steadfast love of the Lord endures forever. Supraskite, kad mūsų vienintelė viltis tai yra ta nepajudinama Kristus meilė, kuri išlieka amžinai. Our hope is that God's steadfast love for us is new every morning. Kad ta nepajudinama Dievo meilė atsinaujina kas rytą. Great is His faithfulness. Jo ištikimybė yra didelė. And that is our hope, our only hope. Ir tai yra mūsų viltis, ir tai yra vienintelė viltis. And that is why I am here today. Dėl ko aš čia esu šiandieną. And you're here today. Ir tu dėl ko esi šiandieną. Because of the steadfast love of God, His great faithfulness. Dėl to, kad Dievas tave labai didžiai pamilo, ta meilė nesikeičia, dėl to, kad Dievas yra ištikimas. Amen. I truly believe that each one of us here desires to be a man after God's own heart. Aš tikiu, kad mes visi čia norime būti vyrais pagal Dievo širdį. I truly believe that everyone here desires to hear these words from our Savior. Aš tikiu, kad mes visi norime girdėti tokius žodžius iš mūsų gelbėtojo lūpų.
Well done, my good and faithful servant. Puiku, geras ir ištikimas tarne. You have been faithful over a little. Tu buvai ištikimas mažame dalyke, I will set you over much. o dabar tau paskiriu daug. Enter into the joy of your master. Ateik pas savo šeimininką į džiaugsmą jo. So I want to talk about this. I want to talk about sin, Taigi kalbėsiu apie danger of tai, sin, apie nuodėmės pavojų. and how because of the steadfast love of the Lord we can have victory. Ir kaip dėl tos meilės Dievo ištikimosios mes galime ateiti pergalę. How we can live out our faith. Kaip mes galime gyventi savo tikėjimą. And this topic of sin and really this pavoyus, this danger in our life, Nuodėmės pavojus ir ta tema nuodėmės, it's real. tai yra reali. This morning I'm talking about an issue of listen, it's life or death. Matai, apie ką kalbu, tai yra mirties ir gyvenimo pasirinkimas. Our choices will lead to life or death, Mūsų pasirinkimai mus ves arba į gyvenimą, arba į mirtį. blessing or cursing, Palaiminimas arba prakeikimas. joy or sorrow, Džiaugsmas arba liūdesys. reaping the good fruit of the Spirit Pjauti gerą į derlių iš dvasios. or reaping really the rotten fruit of the flesh. Arba tas supūvusi vaisių, kuris išeina iš kūno. And as I want to pray now, and Dar pasimels norėsiu. my prayer is going to be Psalm 51. Aišku, mano malda iš 51 psalmės. So I'll read it Aš paskaitysiu ją. and just pray along with me. Ir kada melsiuosi, tave irgi skatinu kartu su manimi melstis. It's good to pray the scriptures. Žinai, kad tai yra gera melstis per raštą arba rašto pagrindu. And this is a good psalm Tai to yra pray. gera psalmė tokia gera, kad mes galėtume ją melstis. Be gracious to me, O God, according to your loving kindness, according to your abundance of your compassion, blot out my transgressions. Dieve, pasigailėk manęs dėl savo malonės, dėl savo beribio gerumo panaikink mano kaltes. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Visai nuplauk mano kaltę ir apvalyk mano nuodėmes. For I know my transgressions and my sin is ever before me. Išpažįstu savo nusikaltimą, mano nuodėmė visada yra su manimi. Against you only have I sinned and done what is evil in your sight, so that you are just when you speak and pure when you judge. Tau vienam nusidėjau ir padariau piktą tavo akise. Tu teisingai teisi ir teisingą sprendimą darai. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. Štai aš gimiau nuodėmingas ir nuodėmėje mane pradėjo mano motina. Behold, you delight in truth in the inmost being, and in the hidden part you will make me know wisdom. Tu mėgsti tiesą širdyje ir slaptoje mokai mane išminties. Purify me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Apšlakstyk mane izopu, kad būčiau švarus. Nuplauk mane, kad būčiau baltesnis už sniegą. Make me to hear joy and gladness. Let the bones which you have crushed rejoice. Leisk man patirti džiaugsmą ir linksmybę, tai džiugauja mano sužeisti kaulai. Hide your face from my sins and blot out my iniquities. Nugręžk savo veidą nuo mano nuodėmių ir visas mano kaltes išdildyk. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Dieve, tyrą širdį sutverk manyje ir teisingą dvasią atnaujink. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Neatstumk nuo manęs savo veido ir savo šventos dvasios neatimk nuo manęs. Restore to me the joy of your salvation. Sustain me with a willing spirit. Grąžink man išgelbėjimo džiaugsmą ir laisvės dvasią sustiprink manyje. I'm going to close with these last two verses from Psalm 139. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there be any grievous way in me, and lead me in the everlasting way. Ir dar paskaitysiu paskutinės 139 psalmės, paskutinės 2 eilutes. Ištirk mane, Dieve, pažink mano širdį, išbandyk mane ir pažink mano mintis. Matyk, ar aš einu nedoreliu keliu ir kves mane keliu amžinuoju. Amen. Amen. May God be praised. Tegu Dievas būna pašlovintas.
This morning I want to begin with a reminder. Visų pirma, noriu pradėti su priminimu. I want us to fix our minds on what the scriptures teach us about sin. Noriu, kad mes visi prisimintume, ką raštas mokina dėl nuodėmės. I'm not saying this morning anything new or something that you haven't heard before many times. Nieko nepasakysiu tau naujo arba to, ko tu nesi girdėjęs. But I want us to move from this knowledge that we have in our heads, this formal theology knowledge, Bet noriu, kad mes judėtume toliau, negu tik tai tas formalus, protinis žinojimas apibrėžimo, kas yra nuodėmė. but that these truths about sins would be like these warning signs that we have before us all the time. Bet kad tai būtų kaip tie įspėjimo ženklai, kurie pastovi prieš mūsų akis apie tai, kas yra nuodėmė. Because when we think about our battle with sin, Kai tu mąstai apie savo kovą su nuodėme, this is a continuous battle. tai yra pastovi kova. There is no day off. Atostogų tenais nėra. Do you understand? This Supranti? battle is always before us. Ta kova jinai visą laiką yra. With the flesh, with the world, with the devil, Su savo kūnu, su šėtonu, su pasaulio, with our own deceitful hearts. su mūsų širdimis, kurios mus meluoja pastoviai. We have to keep nolat bodete, nolat kovote. It's continuous. Okay? No day off. Jokių atostogų, jokių išeiginių. So let me just share some scriptures. Tai keletą raštų pasidalinsiu. Romans 6:23. Romiečiam 6:23. For the wages of sin is death. Nuodėmės alga arba užmokestis už nuodėmę yra mirtis. I want that to sink in. Tai prisimink ir leisk tai ateiti iki tavo širdies. The wages of sin is death. We'll see this over and over again as I read through scriptures. Kai tu skaitai raštą vėl ir vėl iš naujo, ta nuodėmės alga arba užmokestis už nuodėmę yra mirtis, kartojame vėl ir vėl iš naujo. Our sin always leads to death. Mūsų nuodėmė Always. visą laiką baigėsi mirtimi, visada. Suffering, Kančia, separation, atskirimas, always. visada. Okay? We need to understand that. Ir tai reikia suvokti. Man, we have an enemy that wants to destroy us. Supraskime, kad mes turime priešą, kurio tikslas yra tave ir mane sunaikinti. Young man, he wants to destroy you before your lives even begin. Žinai, tu jaunuolė šiandien, kuris esi, šėtonas tave nori sunaikinti dar netgi prieš tai, kai tavo gyvenimas iš tikrųjų prasidės. We have an enemy who wants to destroy our marriages, Turime priešą, kuris nori sunaikinti santuokas, our family relationships, santykius šeimoje, our churches. bažnyčias. He's real. Jis yra tikras He's crafty. priešas. Jis labai gudrus. So the wages of sin is death. Bet ta mintis, kad nuodėmės alga yra mirtis. And then we have the good news here. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Bet laisva dovana Jėzui Kristui taip pat yra. Proverbs 11:2. Patalių 11:2. When pride comes, then comes disgrace. Ten, But kur... with the humble is wisdom. Too slow. Viskas gerai. I always prepare too much. 11:2. Kur eina išdidumas, ten ateina ir gėda, o kur nuolankumas, ten išmintis. We're going to see, I believe, that the root of David's problem was pride. Aš tikiu, kad šakninė nuodėmė Dovydo, šakninė priežastis nuodėmės, tai buvo išdidumas. And I believe pride is the root of all of our sin also. Aš tikiu, kad išdidumas tai yra visų nuodėmių pagrindinė šaknis. Pride brings disgrace. Išdidumas atneša gėdą, But the humble, there is wisdom. nuolankume yra išmintis. Proverbs 16:18. Patarlė 16:18. Pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Išdidumas eina sunaikinimo priekyje, puikybė prieš žlugimą. Always. Ir tai visą laiką yra. When we live in pride, Kai tu gyveni išdidume, in our own strength, savo stiprybėje, in our own wisdom, savo išmintyje, for our own glory, savo šloviai, we are heading for destruction and a great fall. mes einame į žlugimą, į didelį sunaikinimą.
1 Corinthians 10:12. 1 Korintiečiam 10:12. Many of us have memorized verse 13. I'll read verse 13. It's a promise. Jo, mes visi žinome 10:13 Korintiečiam, tai yra pažadas, mes dažnai tai atsimename mintinai. No temptation has overtaken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will provide the way of escape also, so that you may be able to endure it. Ta garsioji eilutė 10:13, kad jums tekęs pagundymas tai yra tik žmogiškas, bet Dievas ištikimas, jis neleis jūsų gundyti daugiau negu jūsų jėgos leidžia, bet kartu su pagundymu duos ir išeitį, kad sugebėtumėte jį atlaikyti. But move your eyes up one verse. Bet štai akis pakelk aukščiau eilutę. Therefore, let anyone who thinks he stands take heed that he does not fall. Todėl, kas tarėsi stovys, tai žiūri, kad nekristų. What a warning before this great promise. Kas per įspėjimas prieš tokį didį pažadą? If we think we've got it all figured out, Štai tu galvoji ir mes galvojam, kad mes viską jau suprantam. beware. Tada būk labai atsargus. I'm not saying that we shouldn't grow in knowledge. We should. Aš nesakau, kad dabar neauk pažinime. Ne, reikia aukti. But we must always stay humble and dependent and hungry for God. Bet tas alkis ir nuolankumas niekur neturi išnykti. Because when we look at David's life, we're going to see this. We're going to see that this pride and this trust in himself and this seeking his own glory led to this great and tragic fall. Štai matai, Dovydo gyvenime yra momentas, kada jisai ieško savo šlovės, jisai pasitikė per daug savimi ir tai atveda į tokią didelę tragediją. So I'm going to keep going, okay? So just be patient with me. We'll get to David. Mes po truputėlį tenais einame link Dovydo, bet aš tiesiog tokius paruošimusius darbus darau. Because I want to press this point home about sin. Aš noriu tiesiog tą tokią temą apie nuodėmę rimtai pažiūrėti. Romans 6:16. Romiečiam 6:16. Do you not know that if you present yourselves to anyone as obedient slaves, you are slaves to the one whom you obey, either sin, which leads to death, or of obedience, which leads to righteousness? Argi nežinote, kad pasiduodami kam nors vergauti, jūs iš tiesų tampate vergais to, kuriam paklūstate, ar tai būtų nuodėmė vedanti į mirtį, ar paklusnumas vedantis į teisumą. Again, we see this choice. It's sin that leads to death, always. Čia pasirinkimas nuodėmė, kuri veda į mirtį, tai visą laiką baigėsi mirtimi. Obedience or conformity to God's word and his will, which leads to blessing and righteousness. Paklusnumas arba susitapatinimas su Dievo žodžiu visą laiką atveda į teisumą, į palaiminimą. Romans 6:21. Romiečiam 6:21. But what fruit were you getting at that time from the things of which you are now ashamed? For the end of those things is death. Bet kokį vaisių turėjote tuomet iš to, ko dabar gyrėtės, juk tų dalykų galas mirtis. Young men, look at me. Jaunas žmogau, dabar pažvelk į mane šiek tiek. There are so many things in my life I did as a young man, and I thought I was free and enjoying myself, and I look back with only shame. Yra tiek daug dalykų, kuriuos aš dariau kaip jaunas žmogus ir aš galvoju, aš esu laisvas, galiu daryti, ką noriu, bet iš tikrųjų tai yra gėda. I was a fool. Kvailys buvau. The end of sin is death. Nuodėmės alga, pabaiga ir visą laiką baigėsi mirtimi. Always. Visada. Romans 8:6. Romiečiams 8:6. Again, it's the same truth. Ta pati mintis. I want to hammer this, man, into our hearts, okay? Aš tavinį kalsiu giliai į tavo mąstymą ir širdį. For to set the mind on the flesh is death, Kūniškas mąstymas mirtis, but to set the mind on the spirit is life and peace. o dvasiškas gyvenimas ir ramybė. Do we see again this choice? Ar tu Death, righteousness. matai tos du dalykus, mirtis ir ramybė arba teisumas? Death or life and peace. God is setting before us this choice. Ir štai Dievas pastato prieš tave ir mane pasirinkimo mirtis arba džiaugsmas ir ramybė. Romans 8:13. Romiečiams 8:13. For if you live according to the flesh, you will die. Jei gyvenate pagal kūną, mirsite. But if we live by the Spirit,
we put to death the deeds of the body and you will live. Bet jei dvasia marinta kūniškus darbus gyvensite, All by the grace of God. čia vien tik tais iš Dievo malonės, nepamirškim. And Jesus said it this way Jėzus pasakė štai kaip. in John 8:34. Jonas 8:34. Truly, truly, I say to you, everyone who practices sin is a slave to sin. Iš tiesų sakau jums, kiekvienas, kas daro nuodėmę, ir nuodėmės vergas. And sin is an evil master Žinai, nuodėmė yra piktas šeimininkas. that wants to destroy us. Tas, kuris tavęs į sunaikinimą veda. One of my favorite quotes about sin Viena mano mėgstamiausių frazių apie nuodėmę. that I've said in Discovery Camp for 25 years. Aš ją vis kartuoju Discovery stovyklą 25 metus. And the sad irony is that the pastor in America who said this fell in moral failure. Gal liūdniausia tos minties ironija yra, kad pastorius, kuris tą frazę pirmas pasakė, jisai pats įkrito tą amoralinę nuodėmę. It's a very simple quote, very powerful quote. Labai paprasta mintis, labai galinga mintis. Choose to sin, Išsirinki nuodėmę, choose to suffer. išsirinki kančią. Choose to sin, choose to suffer. Renkiesi nuodėmę, renkiesi kentėti. The lesson we have from David is this. Ir tokia pamoka iš Dovydo gyvenimo mes turime štai ką. If we are in the wrong place, Jeigu tu esi ne toj vietoj at the wrong time, ir ne tuo laiku, if we are setting our desires above God's desires, jeigu savo troškimus keli aukščiau Dievo troškimų, if we are living according to our pride and our own wisdom, savo išmintyje, savo išdidume gyveni, understand we are in a place of great, great danger. supras, kad tu įeini į tokią teritoriją, kur labai, labai pavojinga. We are in a place where we could commit a sin that we never thought possible. Tu įeini į tokią vietą, kur gali nutikti nuodėmė, apie kurią net negalvoji, kad taip gali nutikti. You're saying we're this close of destroying our lives. Tiesiog ant tiek per plauką prieini prie savo gyvenimo sunaikinimo. One foolish decision Vienas kvailas pasirinkimas. that we're all capable of making. Ir visi mes jį galim padaryti. So, do you feel the weight that I'm trying to share this morning with you? Do you Ar feel the weight? matai rimtumo ir svarbumo temos, kurią bandau pasidalinti? So, I don't want to assume that we're familiar with David's life. I just want to go through the steps of what happened in David's failure. Aš nežinau, ar mes visi pažįstame tą istoriją iš Dovydo gyvenimo, tiesiog aš norėsiu perėti prie ją trumpai ir tos žingsnius pamatyti. Read 2 Samuel chapters 11 and 12 sometime today. Antras Samueliaus kažkada dienoj paskaityk 11 ir 12 skyrius. And we see this downward spiral in David's life. Tu matai tokią spiralę, kur pradeda suktis Dovydo gyvenime ir jinai veda vis giliau ir giliau į apačią. Because of his sinful pride, Išdidumas, kuris nuodėmingas yra, his stubbornness and his unwillingness to repent, jo nepaklusnumas, jo net gaila, his self-deception. jis pats save pradeda apgaudinėti. And understand, as we think about these steps that David went through, Ir tu matai tus žingsnius, kuriuos Dovydas žengė vienas po kito. at any moment in this process, he could have repented. Supranti, kad tame procese, kurį jisai perėjo, jis galėjo bet kur juk tai sustoti ir ten galima It atgailauti. didn't have to end the way it ended. Nebūtina pasibaigti taip, kaip pasibaigė pas jį. And it's the same truth for you and me, men. Ir ta pati tiesa man ir tau galioja irgi. We may have made some mistakes. Maybe you're doing it right now, but today is the day of repentance. Žinai, gal tu esi padaręs klaidų, gal netgi dabar tai yra, kur tu gyveni, bet šiandieną gali būti diena, kur tu sustoji. To humble ourselves before God and man and make things right. Nusižemini prieš Dievą, jeigu reikia ir prieš žmonės ir sutvarkai dalykus. Because listen, men, God will humble the proud. Išgirsk, kad Dievas visada pažemins išdidų. It's just a matter of time. Tiesiog čia tik laiko klausimas. God will not be mocked. Iš Dievo tu nepasišaipysi.
So we see David in the beginning of chapter 11, he's not with his army. Tu matai Dovydą, kada visą tai prasideda, tiesiog jis nėra ten, kur reikia, jis ne su savo kariuomenė. He's at home, Jis in his namuose, palace, savo rūmuose, enjoying himself. tiesiog džiaugiasi dieną. In verse 2, it just says that David happens to go out on his balcony. Antra eilutė tiesiog sako, kartą vakare. Nu taip tiesiog nutiko, kad jisai užlipo į savo ant stogo. He didn't plan that day to destroy his life. Aš supranti, kad jis to neplanavo visiškai, jis negalvojo, nu gerai, pagaliau atėjo diena, kada sunaikinsiu savo gyvenimą. But he did. Bet taip įvyko. And there have been many, many godly men who have destroyed their lives in ministries. Yra daug dievotų vyrų, kurie savo gyvenimus ar savo tarnystę sunaikino. And they didn't wake up one day and say, I'm going to ruin my life. Ir žinai, taip nebūna, kad nubundi ryte galvoju, nu ką čia nuveiksiu, nu gerai, sunaikinsiu savo gyvenimą. But they did. Bet taip įvyksta. And we can learn from them. Ir iš to galim pasimokyti. David, instead of turning his eyes away in repentance when he saw Bathsheba, Štai pamato moterį besimaudančią ir vietoj to, kad nužgręžti savo žvilgsnį atgailoje kitur, he gave way to his lust. duoda vietos geismui. He used his authority and power as a king to bring this woman to seduce her. Naudoja savo galę ir įtaką kaip karalius tiesiog atvesti, priversti tą moterį ateiti pas jį. He wasn't being a good shepherd then, okay? Tuo metu jis nebebėra geras ganytojas. When Bathsheba was found to be pregnant, Štai galiausiai Bathšeba pastoja. he tried to find a way to cover this up. Ir jis visokius planus bando dabar kurti, kaip visą tai paslėpti. Uriah was more righteous than David. Štai matai situaciją, kada Urijas labiau teisesnis už Dovydą. Now, I can speak to husbands in here. Štai čia vyrai sėdi. When I'm away from my wife for 2 weeks at Discovery Camp, Kai esu nuo savo žmonos, 2 savaitės mes nesimatom. and I get a chance to go home for the weekend, Ir nuvažiuoju namo savaitgalį. I know what I'm going to do. Aš jau žinau, ką mes veiksim. That's why we have 11 children. Dėl to pas mus vaikų netrūksta, 11 jų turime. Okay? There's nothing wrong with that. Ir su to pasakysiu, nieko blogo nėra. Okay? And David was thinking Uriah is going to be just like me. O, galvoja, Urijui, juk tai koks jis toks kaip ir visi vyrai. And we see Uriah's his character. Štai tai buvo tai Urija ir jo charakterio savybė. He goes home, he's not thinking about himself. Ir štai jis grįžta namo po tų visų mūšių, He's jis thinking apie about save net his negalvoja. brothers on the field, Jo mintis su savo sleeping in tents. broliais laukuose, kurie palapinėse miega. How can I go to my wife and enjoy this when they're not? Žiūrėk, What character? Kaip aš galiu eiti dabar džiaugtis su savo žmona, kai mano bendražygiai tenais kenčia. That's the kind of character we need. O tokio Man. charakterio mes ieškome, tokių mums reikia. It doesn't matter what other men do. We have to follow Christ as he's leading us. Žinai, nesvarbu, ką daro kiti, tu seki Kristumi, kaip eini paskui jį. Even if we look foolish. Netgi jau tu tada kvailas visų kitų akyse. Uriah is sleeping at the doorstep. Žiūrėk, jis miega prie savo namų durų. Wonder how many people laughed at him. Negalvoji, kad biškelį buvo juokų apie What's jį? he doing? Nu ką tu darai? His beautiful wife is on the other side of the door. Žiūrėk, tavo žmona gražioji, už durų yra. We need that conviction. O tokį įsitikinimą reikia There's turėti. that- We need that conviction. Ar tokio nereikia mums? We live our lives before a holy God. Savo gyvenimą mes gyvenam prieš šventąjį Dievą. I like getting minutes what you shared, and I've said it before. All of our life is a response to God. All of it. Man ta mintis Gedimino patiko, kad mūsų gyvenimas tai yra kaip atsakas į tai, kas yra Dievas. All of our life is worship. Visas mūsų gyvenimas ar garbinimas. Seeking to give God the glory due his name. Ieškok atiduoti Dievui šlovę tą, kurį dera jo vardui. Because of his steadfast love and faithfulness. Nes jo ištikimoji meilė ir ištikimybė mums yra. So David tries to cover his sin. Štai Dovydas jau dabar gyvenime, kur bando paslėpti He nuodėmę. conspires with Joab to have Uriah killed in battle. Išeina su planu, kaip su savo kariuomenės vadu nusiųsti Uriją į priešakinės linijas. He waits for Bathsheba's time of mourning to end, and he takes her as his wife. Štai jis laukia, po kol viskas pasibaigs, pasiima Betšebą pas save kaip žmoną.
And she's his wife, and she's pregnant, and problem solved. Nu ką, jinai jo žmona, nes čia laukėsi, nieko čia blogo, ne, viskas gerai, paslėpta. There's a problem. Kažkur yra problema. God knows. Dievas tai žino. David sees. He knows. Pats Dovydas tai žino, Bathsheba knows. bet Šeba žino. Joab knows. Joabas And žino. probably everybody knows. Ir iš tikrųjų tikriausiai visi žino. How foolish it is to hide our sins. Kaip kvaila slėpti savo nuodėmę. When we think we are hiding our sins, what are we saying about God? Žinai, kai tu slėpi nuodėmę, kągi tu tuo pačiu metu sakai apie Dievą? Hiding our sins is like when I play hide and go seek with my little kids. Žinai, atsimenu, kada su savo vaikais mes žaidėme slėpynės. And they hide in the same place behind the couch. Jie pastoja bėgiai tą pačią vietą, ten už sofos pasislepia. And I see them hiding behind there. And if they think they're hiding from me, Aš matau, kaip jie ten nueina ir slepiasi ir tiesiog viskas matosi, bet jie galvoja, kad niekas manęs nemato. that's the foolishness of trying to hide our sins. It doesn't work. Ar mes netaip pat atrodome prieš Dievą, kai atrodo stengiasi kažką paslėpti, bet juk tais viskas matosi. And listen, in God in his steadfast love, God in his mercy, what does he do? He sends the prophet Nathan. Bet štai Dievas tavo ištikimoji meilė, štai Dievas tavo ištikimybėje, ką jisai daro. Jisai siunčia pranašą, kurio vardas And Natanas. Nathan, with really fear and trembling, confronts the king. Aš tikiu, kad Natanas bijojo, jisai ateina pas karalių, bet vis dėlto jisai pasako karaliui. And with much wisdom, he tells a story Ir su išmintimis va tokią istoriją about this papasakojo, rich man who took the other man's sheep. kur atėjo turtingas, galiausiai pasiima neturtingo vienintelę avelę. Spoke right straight to David's heart. Ir taip tiesiai pataiko jam į širdį. And David in his self-righteousness says, that man must die. Ir matai, Dovydas nežino, bet jis teisingai nusprendžia, va šitas vyras privalo mirti. He was right. He was right, too. Tikra tiesa, taip ir turi įvykti, The wages of sin is death. nes nuodėmės alga yra mirtis. And Nathan says, you are the man. Natanas sako, žinai, tu esi tas vyras. And everything changed. Ir viskas nuo to momento pasikeičia. Listen, we need to have a Nathan in our lives. Žinai, ko tau reikia? Reikia Natano tavo ir mano gyvenime. We need to have a brother who can speak truth to us and we will listen. Ir turi tokį brolį, kuris tau kalbėtų tiesą meilėje. And we also need to be a Nathan. Ir taip pat tau reikia būti Natanu ir man būti juo. When we see our brother, maybe it's at church, being disrespectful to his wife or his children or something, we need to have the courage to say something. Žinai, kai tu matai brolį arba seserį kažkas, tai tiesiog šeimoje gal problemos, ten nepagarba yra. Reikia tokios drąsos prieiti ir pasakyti. Why? O kodėl? It's life and death. Juk tai, ar tai nėra mirtis ir gyvenimo klausimas? I'm not talking about being prideful or arrogant. I'm speaking about humbly loving a brother. Aš nesakau, kad dabar taip ateini išdidžiai tiesiog tiški ir sakai, žiūrėk, ką čia dirbi, tai nuolankume ateini ir pasakai. Romans 15:4 says this. Romiečiam 15:4 sako štai ką. For whatever is written in our former days was written for our instruction, that through the endurance and through the encouragement of the scriptures we might have hope. O visa, kas anksčiau parašyta, mums pamokyti parašyta, kad ištvertume ir raštų paguodą turėtume viltį. This story was written for us so that we may have hope, Matai, šitą istoriją tam parašyta, kad mes turėtume su tavimi viltį, that we may have endurance, kad mes galėtume ištverti, that we may not follow David's ungodly example here. kad šituo konkrečiu Dovydo nedievotų pavyzdžių mes nesektume. Someone has said that failure is the best teacher. Kažkas yra pasakęs, kad nuopolis yra geriausias mokytojas. It's true. We learn much from our own mistakes, Taip, išmoksti labai daug iš savo klaidų. but there's a better way to learn. Žinai, yra geresnis būdas išmokti. It's better to learn from someone else's mistakes. Geriau mokykis iš kitų klaidų. And so the scriptures are honest. Ir raštas labai atviras. They tell us these embarrassing stories, Raštas mums pasakoja tokias nelabai patogias istorijas. speaks the truth. Bet tai kalba tiesą.
It doesn't hide the failures of great men. Ir netgi tokių didžių vyrų kaip Dovydas, jų nuopolius raštas neslepia. And they were written for our instruction. How much time do I have? Jie mums parašyti Yo, pamokyti. viskas? Okay. It was written for our instruction. Čia mums pamokyti parašyta. Listen to me. Paklausyk dar. What it means, part of what it means to be a man after God's own heart Dalis to, ką reiškia būti dievotų vyru arba vyru pagal Dievo širdį, it means that we live a life of repentance. tai yra gyvenimas, kuris nuolatiniai atgailo yra. Luther said this in his first thesis of 95 theses. Kai Liuteris kalė savo tezės ant bažnyčios durų, vienas iš pirmųjų tezė, gal netgi pirmoji yra, When our Lord and Master Jesus Christ said, repent, he intended that the entire life of believers should be repentance. kai mūsų viešpas ir šeimininkas pasakė atgailauk, jisai turėjo mintie, kad visas mūsų gyvenimas bus atgaila. It's true. Ir tai yra tiesa. It's the grace of God that leads us to Ir repentance. tai Dievo malonė, kuri priveda mus prie atgailos. Our lives be a life of continual repentance as we are drawing near to a holy God. Kai artėji vis arčiau ir arčiau prie Dievo, atgaila vis yra ir yra tavo gyvenime. So when we think about what it means to be a man after God's own heart, we know it's not a sinless life. Kai tu mąstai apie ką reiškia būti vyru paskui Dievo širdį, tai nereiškia visiškai tobulą be nuodėmės gyvenimą. But it's a life of passionately pursuing the glory of God. Bet tai yra iš viso širdies sekant išaukštinti Dievo šlovę. It's a life of deeper and deeper obedience. Tai gyvenimas, kuris vis giliau ir giliau žengia į paklusnumą. A love that leads to obedience, following. Meilė, kuri tave skatina paklusti. Humility that leads to daily repentance. Nuolankumas, kuris tave skatina kasdien atgailauti. And I believe the root of David's problem was his pride. Aš tikiu, kad Dovydo šakninė problema nuodėmės buvo išdidumas. Pride is refusing to recognize God's sovereign rule and control over our lives. Išdidumas, kai mes maištaujam prieš Dievo visą valdišką valdymą mūsų gyvenimuose. It's a serious thing. Yra rimtas dalykas. Pride is refusing to know that Christ is king, Išdidumas tai atsisakymas pripažinti, kad Kristus yra karalius that he rules, ir jisai valdo. that he determines what's right and wrong. Jisai tas, kuris pasako, kas teisinga, o kas ne. Pride is it's a willful turning away from God and a trusting in ourselves. Išdidumas tai, kai tu savanoriškai su savo supratimu nusisuki nuo to, ką sako Dievas, atsigrįži į save. Our own strength, our own wisdom, Savo išmintimis, savo stiprybę, our own plans. savo planai. I can handle this. Jo susitvarkysiu. I know others have failed, but I'm different. Taip, visi kiti puola, bet aš kitoks. Just a little bit of sin, Nu, čia tik tai truputėlis. a little bit of pornography, Nu, pornografijos tik šiek tiek. whatever it is, Nu, gal kažkas kitas. a little bit of anger. Nu, pykčio galima šiek tiek pakęsti. I can handle it. It's okay. Susitvarkysiu, kažkaip praeisiu. I know what God says, but Žinau, kad Dievas sako, bet. guard our hearts, man. Saugok savo širdį. Pride is giving ourselves the credit that belongs to God. Išdidumas, kai tu pasiimi tą šlovę, kuri priklauso Dievui. Think about Nebuchadnezzar. Prisimink karalių Nabukadnecarą. Again, pride is taking the glory that belongs to God alone and keeping it to ourselves. Ta išdidumas tai pasiimti Dievo šlovę, kuri priklauso jam, o prisiskirti tai savo. Pride is essentially self-worship. Išdidumas galiausiai tai yra savęs garbinimas. It leads to idolatry. O tai yra stabmeldystė. I want you to listen to Nathan's rebuke. Aš noriu, kad mes biškelį pažvelgtume į Natano 2 Samuel 12. 2 Samuelio 12 skyrius, kad Natanas bara Dovydą arba sako tą Listen to istoriją. what God says to David through the prophet Nathan. Ką Dievas kalba
Dovydui per pranašą Nataną. and apply and receive these words to our own hearts. Paimkime tos žodžius ir savo širdise pritaikykime. See the pride in David's life. Pamatyk išdidumo Dovydo gyvenime. Verse 7. 7 eilutė. And then see also how God views our sin. Štai kaip Dievas taip pat žvelgia į mūsų nuodėmes. Nathan said to David, "You are the man. Thus says Yahweh, the God of Israel. It is I who appointed you king over Israel. It is I who delivered you from the hand of Saul." Natanas tarė Dovydui, tu esi tas žmogus. Taip sako Viešpats Izraelio Dievas. Aš patepiau tave Izraelio karaliumi ir išgelbėjau iš Sauliaus rankų. I can just imagine, I'm using my imagination right now. Aš aišku dabar biškelį persijungiu prie savo vaizduotės. David is not fighting the battle. Dovydas ten kovoja mūšiuose, He's in Jerusalem, bet jis dabar in his nice Jeruzalėje. house, Jisai dabar savo namuose, with his wives in comfort, victory. matai, mato aplinkui savo žmonas, pergalės. Look what I did. Nugi, pažvelkime į savo Look what gyvenimą. I accomplished. Pažiūrėkime savo rezumę. I've made it. Pavyko kažkaip pasiekti. I'm at the ne? top. Žiūrėk, į aukščiausią lygį pasiekiau. And all these things that God did, I see David taking the credit. Štai kada pamatai, ką Dievas padarė Dovydo gyvenime, Taking the Dovydas ima glory. šlovę savo. I built this church. Pastačiau tą bažnyčią, aš Beware saugokis šito. of taking the glory. Pavogti šlovę. God does not share his glory with anyone. Savo šlovės Dievas su nieko nesidalina. Verse 8, 8 eilutė. God says, I also gave you your master's house and your master's wives into your care, and I gave you the house of Israel and Judah, and if that hadn't been too little, I would have added many more things to these. Aš tau atidaviau tavo valdovo namus, bei jo žmonas, ir tau daviau Izraelio, bei Judo namus. Jei to buvo maža, dar būčiau pridėjęs. And here is what sin is. Ir vat Listen, štai kas verse yra 9. nuodėmė. Why have you despised the word of Yahweh by doing evil in his sight? Kodėl paniekinai Viešpaties įsakymą, piktai elgdamasis jo akivaizdoje? Do you hear that? Ar išgirdai? Because I just read it and I just heard it again even stronger myself. Bet mano širdis sudrebo nuo šito. Why have you despised the word of Yahweh by doing evil in his sight? Kodėl paniekinai Viešpaties įsakymą, piktai elgdamasis jo akivaizdoje? Sin is, when we sin, we are despising God. Kai tu darai And his nuodėmę ir mes niekiname jo įsakymą. It's evil. O tai yra pikta. I want us to see it. It's evil. Ir aš noriu, kad mes suprastume, kad tai yra pikta. We have no excuse. Šitam pasiteisinimui None. nėra jokio. And listen, I'm not done. And we do it in his sight. Ir sako, mes tai darome jo akivaizdoje. I mean, we really think when we sin that God doesn't see. I mean, we think that way. I think that way. Mes, kai gal darom nuodėmę, mes galvojame, nieks manęs nemato, Dievas manęs It nemato. doesn't matter. Netiek svarbu. You have struck down Uriah the Hittite with the sword, have taken his wife to be your wife, and have killed him with the sword of the sons of Ammon. So now the sword shall never depart from your house, because you have despised me and have taken the wife of Uriah the Hittite to be your wife. Tu nužudėjai Hititą Uriją, Amonito kardu ir pasiėmei jo žmoną. Dabar kardas visą laiką lydės tavo namus, nes tu paniekinai mane ir pasiėmei Hititą Urijo žmoną. God takes our sin serious. We're despising him. Our sin, we'll see, is against a holy God first and foremost. Dievas labai rimtai žiūri nuodėmę. Visų pirma, nuodėmė tai yra prieš šventąjį Dievą. It's idolatry. Tai yra stabmeldystė. We're loving something else in the place of God. Mes kažką mylime labiau negu Dievą. It's serious. Tai rimtai. As we heard at the campfire last night, Kai vakar prie laužo girdėjote, David was forgiven, taip Dievui atleido, but he experienced the consequences of sin the rest of his life. bet tos pasiekmes už nuodėmę jos jį sekė visą gyvenimą. And it affected the entire nation of Israel. Ir supranti, kad tai atnešė pasiekmes visai Izraelio tautai?
Choose to sin, choose to suffer. Išsirink nuodėmę ir išsirinksi kančią. Verse 14. 14 eilutė. However, because by this deed you have given occasion to the enemies of Yahweh to blaspheme, the son also that is born to you shall die. And Nathan went to his house. Bet kadangi davai progos viešpaties priešams Dievą niekinti, sūnus, kuris tau gimė, mirs. So, I hope we see the seriousness of sin. Noriu, kad mes nepraleistume pro ausis nuodėmės rimtumo. The danger if we live by sinful pride. Jeigu tas pavojus, kai mes pasirinkam gyventi išdidume ir nuodėmėje. And I want to close by speaking about the grace of God. Tai noriu baigti ne čia, noriu baigti kalbėti apie Dievo, kalbant apie Dievo malonę. Nathan speaks the grace of God to David. You shall not die. Natanas, jo žodžiuose ne tik tas pakaltinimas yra, jo žodžiuose yra ir viltis, kad nors padarėjai nuodėmę, tu nemirsi. He was preaching the gospel. Čia yra Evangelija. The wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Nuodėmės alga yra mirtis, bet laisva dovana Jėzuje Kristuje yra gyvenimas. And I want us to look at Psalm 51. Ta 51 psalmė. And I'll just keep this short. There's 4 things. Whenever a preacher says, a Baptist preacher, keeps it short, you know he's lying. Žinai, kai tau baptistas sako, kad pamokslausiu trumpai, tai žinau, kad jis meluoja. 4 things, and others, maybe we can discuss this more in our groups, is that Čia bus gal grupės, nežinau, bet čia yra 4 dalykai norėsiu paminėti. I want us to see this, that when David approaches God in repentance, it was verse 1. This is such a great verse, Psalm 51:1. Listen, be gracious to me, listen, O God, according to your loving kindness. Kada Dovydas dabar ateina pas Dievą su atgaila, ta pirma eilutė labai daug ką kalba, jis sako, į Dievą kreipiasi: Dieve, pasigailėk manęs dėl savo malonės, dėl savo beribio gerumo panaikyk mano kaltes. Yes. The only hope David had, the only hope we have, is that we can approach God through his loving kindness, his steadfast love, his grace. Žinai, vienintelė viltis, kurią mes vis dar turime, vienintelė viltis, kurią dar Dovydas tuo metu turėjo, tai kad mes galime ateiti prie Dievo ir prašyti jo malonės, jo gailestingumo, ta meilė, kuri nesibaigia, ta ištikimybė, kuri neišsenka. Understand what we're doing when we approach God through the grace of Christ. Supranti, kada mes ateinam pas Dievą ir kada mes siekime jo malonės, mes prašome to. We're asking God to give us what we don't deserve. Mes prašom Dievą, padovanok man tai, ko aš nesu vertas. We need to see that Ir tai reikia suprasti. we're guilty. Kaltas esu. We have no excuse for our sin. Pasiteisimo neturiu jokios savo nuodėmiai. We have to take 100% responsibility. Čia reikia pasiimti visą atsakomybę 100% And savo. we approach God through faith, Kai ateini pas believing Dievą the gospel. tikėjimu, tiki Evangeliją looking to Christ. ir žvelgi į Kristų. And we say, my only hope as I come to you is your steadfast love, is your grace. Ir mano vienintelė Have mercy on me. viltis artėjant prie tavęs, tai yra tavo ištikimoji meilė, tavo malonė, pasigailėk manęs. And he does. Ir Dievas Oh, pasigailė. the grace of God. Ta Dievo malonė. The grace of God is never an excuse for us to be sinful. Ta malonė tai nėra pateisinimas daryti toliau nuodėmės. When we think about the grace of God, we think about the cross of Christ. Kai tu mąstai apie Dievo malonę, apie ką tu mąstai, aš mąstau apie Kristaus kryžių. And we should hate sin. Ir nuodėmė turi būti nepakenčiama, mes turime neapkęsti nuodėmės. No rituals, no systems of repentance. We come to Christ humbly, resting fully in his grace. Jokių sistemų, tiesiog ateini nuolankiai pas Kristų ir prašai jo malonės. And we receive his forgiveness as a gift. Va ten mes gauname atleidimą Hallelujah. kaip dovaną. Čia Dievai. Secondly, in verse 4, against you only have I sinned, and no one is evil in your sight. Antra mintis, kad tau, ketvirtą, tau vienam nusidėjau ir padariau piktą tavo akise. All of our sin is first and foremost against God. Visos mūsų nuodėmės visų pirma ir svarbiausia yra prieš Dievą. It's vertical Tai yra- first, horizontal second.
Visų pirma, tai yra vertikaliai, visų antra, tai yra ir horizontaliai. When we think our sin is just horizontal between me and my wife or me and my kids, Žinai, kaip tu mastai tik tais vertikalia ta pozicija, nu jo, nusidėjau žmonų, nusidėjau savo vaikams ir tiek. we have some excuse not to repent. Mes tokius pasiteisinimus savo randame, kodėl net gailauti. She made me mad. Nu, bet žinai, jinai man privertė mane supykti. My kids never listen. Mano vaikai niekada manęs neklauso. They don't pick up their toys. Jie savo žaislų nesirenka. I'll wait for them to repent first, and then maybe I'll repent. Žinai, tegu jie atgailauja pirmi, paskui ir aš atgailausiu. When we see our sin is first against a holy God, Iš tai, kai tu pažvelgi vertikaliai ir tu matai, kad And we see what nuodėmė visų Christ pirma did. prieš Dievą ir ką padarė Kristus. and we see at the end of sin is death, this truth should cause us to, again, live this life of repentance. Ir vėlgi, kai tu matai, kad nuodėmės pabaiga yra mirtis, mes turime pastoji, tai priverčia mus pastoji gyventi atgailos gyvenimą. Be reconciled to God. Būkite sutaikinti su Dievu. Susitaikykite. You understand that our sin is a heart problem. It's inward. Nuodėmė tai yra širdies problema. Tai This yra is tai, why kas David vyksta calls out, viduje. creating me a clean heart. Ir dėl to Dovydas prašo, Wash me, and I'll be whiter than snow. nuplauk mane, sukurk mane tyrą širdį, padaryk mane baltesnį už sniegą. Our sin is not just a bad habit. Matai, tai nėra tiesiog paprastai blogas įprotis. We can have bad habits. Jo, blogų įpročių irgi gali turėti. And we need to learn good habits. Okay? Reikia išmokti gerų įpročių, But taip. it's something much more than that. Bet It's a nuodėmė heart yra problem. daug giliau, daug stipriau, tai yra širdies problema. And a good prayer to pray is, God, cleanse my heart. Ir Dovydas man sako, Dieve, mano širdį palyk. A good prayer is Psalm 139, the last two verses. Search me and know me, see if there's anything in me, lead me in the way everlasting. Tokia malda turi būti ir mūsų gyvenimas. 139 psalmė paskutinis lūtas, kad Dieve ištirk mano širdį, pamatyk, kas yra manyje, pažiūrėk, ar aš neteisingų kelių ir vesk mane keliu amžinuojo. Think about David. The problem was not Bathsheba. Tai problema tai nebe čia buvo, ne tenais. Okay? She was obeying, she was following the law, she was purifying herself. Ten buvo apsivalymas kažkoks, jinai prausėsi. Okay? She was doing nothing wrong. Okay? Prieš Dovydą It was jinai nieko. David. The problem was in his heart. Dovydo širdyje gyveno problema. And the problem is not our wives, the problem is not our children, not our boss. Problema nėra mūsų žmonose, problema nėra mūsų vaikose, nėra mūsų darbuose ar The problem is viršininkuose. here in us. Bet čia viduje giliai. And man, we need to think that way. Ir va šitaip reikia mąstyti. And then, again, we just need to remember and know and rejoice in the gospel. Ir taip pat prisimint, kad Evangelija yra ir joje reikia džiaugtis. Listen. David knew God. Dovydas pažino Dievą, jis žinojo jį. David knew, listen, the covenant love and the covenant faithfulness of God. Jis žinojo tą meilę, kuri pažada ir jinai nesikeičia. And he rested in that, Šitame jis ilsėjosi. in the steadfast love of God. It's all through David's Psalms. Nekintanti Dievo meilė. Jinai visur eina per visas psalmes. And this is what he says in Psalm 32. 32 psalmė, štai kad ten Dovydas sako. We can be the blessed man Žinai, tu gali būti palaimintų vyru, who knows that God does not count sin against them. kuris žino, kad Dievas prieš tave nuodėmės nebelaiko. How blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. How blessed is the man whose iniquity Yahweh will not take into account, and in whose spirit there is no deceit. Palaimintas, kuriam neteisybės atleistos, kurio nuodėmės padengtos. Palaimintas žmogus, kuriam viešpas neįskaito kalties ir kurio dvasioje nėra klastos. That is the grace of God, O čia Dievo malonė yra. his justifying grace. Jinai pateisina nusidėjėlį. Through Christ Jesus alone. Per Jėzų Kristų ir per jį vienintelį. He is our only hope. Jisai vienintelė mūsų viltis. So I want to just close, Ir baigiu štai ko. and I mean it this time, Ir jau čia tai tik rimtai baigiu. with these kind of words of instruction, warning, application.
Bet tokius noriu įspėjimo, pritaikymo žodžius dar sakyti. Okay. Be on guard. Saugokis, Okay. Don't be a fool. nebūk kvailys. Get help. If you are struggling with something, humble yourself and get help. Ieškok pagalbos. Jeigu tau sunku ir tu matai, kad tu nesusitvarkai, ieškok pagalbos. Take 100% responsibility Prisiimk visą 100% atsakomybę savo. for every word you say, Už bet kokį žodį, kurį sakai, for everything you do. ir už tai, ką darai. Find a Nathan, Rast Nataną savo gyvenime, someone who will disciple you, who will speak truth into your life. kuris tave mokins, kuris kalbės tau tiesą tavo gyvenime. As Pastor Paul said, pray, Kaip paštas Paul sakė, melskis, get involved in a church, įsitrauk į bažnyčią and again, rest in the steadfast love of the Lord. ir vėlgi ilsėkis ištikimoji Dievo meilėje. Many of you know and have prayed for me for my health. Žinote, paprašyti noriu, kad už mano sveikatą melstumėtės. For 8 years, I've been dealing with prostate cancer. 8 metai aš jau kovoju su prostatos vėžiu. And I thank God for this because it changed my life. Ačiū Dievui už tai, nes tai matau, kai keičia mano gyvenimą. And I made a choice of how to deal with my cancer. Kažkada priėjau prie sprendimo, kaip man į visą tai žvelgti. And some people may think it's foolish, and that's okay. I made my own choice. Kai kurie galvoja, kad aš kvailys, bet viskas tvarkosi tą mintimi, aš darau savo sprendimą. And my choice was I was going to deal with it through diet, Aš sakiau, kad aš dietą darysiu, exercise, pasirinksiu ir prayer, maldą, dealing with mankštą, stress. streso bandysiu vengti. And this applies to sin Bet tame mano dalyke ir nuodėmė taip pat turi savo because vietą. this truth of this disease in me that was going to kill me Nes ta tiesa, tos lygos, kuri mane po truputėlį žudo, required that I radically change everything about my life. matai, tai reikalauja, kad aš radikaliai keičiau viską apie savo gyvenimą. And I had to take 100% responsibility of what I put in my mouth. 100% atsakomybę prisimiau už tai, kas eina į mano burną. No cookies, Jokių sausainių, no cake, jokių pyragų, no bread, jokios duonos, no processed food, jokio antrarūšio perdirbto maisto, no Coca-Cola. jokios Coca-Colos. Discipline, gira cartes. I'm cheating if I have a bit of gira. Jo, čia apgaudinėja biškis su ta gera. But what I'm saying, listen, it was this diagnosis for me, it set me on a radical path. Bet žinai, ta diagnozė, kai aš supratau, tai mane pastatė ant tokio radikalaus skirtingo kelio. In this area of diet and discipline. Disciplinos klausime, So I say dietos this, listen. klausime. Here's the application. Do whatever it takes, man. Do you understand what I'm saying? Aš noriu pasakyti štai, kad tau daryk viską, ko It's not a reikia. game. Kad nes tai nežaidimas. It's life and death. Do whatever it takes to have victory over sin. And God has given us so many means of escape, so many means of grace. Daryk viską, kad eitum pergalę virš nuodėmės ir Dievas yra tiek daug padovanojęs, kad mes turėtume tą pergalę. Thank you for your patience. Ačiū už jūsų kantrybę. Father, thank you for this time. Tėve, mes tau dėkojame už laiką. Lord, for your word, Ačiū už tavo žodį, for the life of David, už Dovydo gyvenimą. for the things that you teach us through him, through his success and failure. Dieve, ką tu mokini mus per jo sėkmės ir nesėkmės. Thank you that you make things to us so clear. Dieve, ačiū, kad atskleidi dalykus taip aiškiai. The wages of sin is death, Suprantame, kad nuodėmės alga but yra the free mirtis, gift of God is eternal life through Christ Jesus our o Lord. Dievo dovana yra amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų. You've written these things so that we would have hope and endurance. Dieve, parašy tokius dalykus, kad mes turėtume viltį ir ištvertume. And I pray that we would just receive this word into our hearts right now.
Prašau Dieve, kad žodį mes priimtume giliai į širdį. that we would be honest before you and one another, Prieš tave mes būtume atviri taip pat būtume ir prieš viens kitą, so that our lives would give you great glory. kad mes neštume šlovę tau. Thank you for your steadfast love. Už tavo ištikimą meilę mes tau dėkojam. Thank you that Christ died and rose again, Mes tau dėkojame, kad Kristus mirė ir vėl prisikėlė. that he rules, Ir kad jisai valdo. that all authority in heaven and earth are his. Ir visa valdžia danguje ir žemėje atiduota jam. And he sends us out. He's sending us out today with a mission Ir jisai siunčia mūsų misiją. to be a disciple, Būti mokiniu to disciple our wives, ir daryti mokiniai savo žmonas, our children, mūsų vaikus. to grow as disciples as churches, Mokinti ir aukti kaip mokiniais bažnyčiose. and to disciple the nations. Tautas. Give us this vision. Dieve, tokią viziją mums duok. Be glorified in Jesus' Ir name. būk pašlovintas per Jėzaus vardą. Amen. Amen. May God be praised.